tendencijas diktuoja nuotaikos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Investuotojai nuogąstauja, kad parengtas Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybės kredito įstaigų gelbėjimo planas gali patirti nesėkmę ir nepadės išvengti recesijos. Šiandien smuko tiek Europos, tiek Azijos indeksai. Naftos kaina drastiškai kilusi aukštyn, šiandien leidosi iki $103 už barelį ribos. Tam įtakos turėjo būgštavimai, kad lėtėjanti Jungtinių Amerikos valstijų ekonomika mažins naftos paklausą. Pesimistinės nuotaikos persimetė ir į Pabaltijo rinkas. Didžiausią kritimą rodė OMX Vilniaus indeksas, dardėjo žemyn net 4,17%. Kiek mažiau smuktelėjo OMX Ryga bei OMX Tallinn indeksai, atitinkamai 2,06% bei 1,94%. Vilniaus vertybinių popierių biržoje vyravo beatodairiškų išsipardavimo nuotaikos. Investuotojai traukėsi iš pozicijų įsigytų skolintomis lėšomis. Sudaryti 1398 sandoriai, kuriais perleista vertybinių popierių už daugiau kaip 6 milijonus litų. Bankinio sektoriaus akcijos rodė ženklų kritimą. Beveik 3 milijonų litų apyvartą pasiekusios Ūkio banko akcijos krito 10,86% žemyn. Šiaulių banko bei Snoro banko akcijos smuktelėjo iki 1,52 bei 1,26 litų už akciją. Tai rodo didelį investuotojų baimę dėl finansų sektoriaus ateities. Rinkos arkliukų Lifosos bei TLT akcijas neatlaikė spaudimo ir taip pat koregavosi žemyn iki 62 bei 1,93 litų už akciją ribos. Drabužių mažmeninės prekybos lyderė Apranga fiksavo net daugiau kaip 5% neigiamą pokytį iki 5,50 litų už akciją. Rygos vertybinių popierių biržoje sudaryti 60 sandorių, kurių apyvarta buvo vos 27 tūkstančiai Latvijos latų, krito 8 ir kilo vos 4 pozicijos. Na, o Talino vertybinių popierių biržoje investuotojai buvo linkę užimti pardavėjų pozicijas. Sudaryti 387 sandoriai, kuriais perleista vertybinių popierių už daugiau kaip 500 000 eurų. Rekordinį kritimą demonstravo Arkovara akcijos, smuktelėjusios daugiau kaip 10% žemyn ir sudariusios bemaž 330 tūkstančių eurų apyvartą. Na, o iki 1,62 eurų už akciją ribos nučiuožė azartinių lošimų operatorius Olympic Entertainment Group akcijos. Šiandien naujienų tiek, sėkmės jums investuojant.